Kokias mintis aplanko? Nu, žiūrėjau, gerai. O jūs minėjote, Aleksotė jums siūlė už 150 eurų poliruoti. Aleksotė? Nu. Draugas buvo nuvalęs, jis ten žiūrėjau. 150, tai sako, tas draugas nuvarė. Supratau. Tai 70 už parą susiprašė. Gal filmuoji? Filmuoju. Dar viena istorija iš mūsų garažo. Vienu žodžiu skambina, tai atsiliepsim. Senam garažė, čia prie Jodo garažo atvažiuokit. Nu, pasakau. Ir vienu žodžiu, toks patesnis klientas, keitis į baras į ragelį. Sako, reikia poliravimo. A kiek, sako, kainuoja? Sakau, koks automobilis, kokia kėbula? Tai sako, XC9. Sakau, visų reikia poliravimo kaina nuo 300 eurų. Eina, na, sako, kaip brangu. Bet tai ten, sako, dar ir sparnas šveist reikia, ten taip, anaip. Sakau, nu, aš jums negaliu pakomentuoti, kas galutinės kainos, kol aš, sakau, neapsižiūrėjau pačio automobilio pagal faktą. Sako, tai gerai, sako, aš tu prilėksiu, aš žinau, kur tai čia dirbi. Atlėkė dedulis, sako, žiūrėk, sako, mano to Volvaks. Davai, žiūrim, dairėmės. Visas sparnas, celiulitinis, belia kaip nudažytas, su patiokai, su visko. 6-700, sakau, ir tvarkoja. Tos, eina, na, o rimtai tu. Nikira, sako, už 3 sotnės, sako, davai, va, taip, va, davai, greit. Ne, sakau, dedulė. Čia jie visą gaivinti realiai reikia. A kaip por, sako, ten prasuk, taip, biškį pigiau, dar kažką. Gerai, sakau, dedulė. Davai, darom taip. Gilių įbrėžimų negaudau. Darėm, sakau, 4 sotnės ir viskas. Penktadienį pasiemi mašiną. Gerai, sako, sutinku. Čia šitų neištrauksi? Ne, čia baigėsi pinigai. Nu, aš įsivaizduoju pagal darbo apimtį, kad čia 15 darbo valandų ir turėtų būti ledas šokoladas. Aš klausiu dedulio, o sakykit, prašau, iš kur jūs gavot mano kontaktą? Nejaugi socialinėje erdvėje pamatėt mano kontaktus ir kreipėtės su savo automobilio problemą? Sako, ne, iš dažymo priemonių parduotuvę. Sako, važiuok pa šitą, jis tau padarys. O kiek kainuoja? Ai, sako, skambink jam ir susitarsi su juo dėl kainos. Jo kainų mes nežinom, bet žinom, kad daro. Jau taip ir pasivaigė, šiandien tas automobilis yra pas mus. Drožiam, poliruojam. Žiūrim, kas ganasi. Bet čia tas kapotas, kai su švitriniu sušiauštas. Nuo ko iš čia taip galėjo pasiryti? Nuo senatvės, nuo plovyklų. Lempas mirusios. Atgaivinsi lempas? Blembo bandysim. Nu, davai. Opa, eina. Romką matai? Matau. Atrodo, kad purvas čia būtų. Nepratrinsi lempos. Oba, žiūrėk, eina. Vam, ledas šokoladas, važiuojam toliau. Romai, parodyk tą skirtumą, koks buvo po pirmo žingsnio poliravimo. Ir tai dar ne pabaiga, nes mes dar turėsim dar 2 žingsnius. Tai yra antras žingsnis ir finišo. Ką padarys? Zoomą priartink savo. Pažiūrėk, kas gaunasi po antro etapo. Tos modulius, kurios negalime nieko poliruoti, nes reikia daryti. Išvalom automobilį ir mums lieka tik tais 3 poliravimo etapas. Darom greito valymą transporto priemonės ir pereinam prie 3 etapo. Įstipusim kruopščiai visai gimtai. Po antro etapo poliravimo mašinėlę pasiliekam tą pačią, dedam kof paduką, 3 sluoksnio paskutinio ir išiminėjom gologramą. Nepamirštam apie savo mėgstamiausią poliravimo pastą. Mes naudojam Polirolio spiritinį variklį. Štai būtent šitas irgi Kocho gamintoja. Nu, atsižvėži, nu. Dabašnykas. Nu, varom į lauką, žiūrim. Gerai, po tu nori. Čia varį. Nu, žinai, senas klamas, nu čia jau sena mašina. Gerai čia prairuoja, kodėl? Gražiai. Dar čia ant šito kampo buferio buvo patiokas, tai patiokas skryniau. Aha. Tai čia matai, jie nudažė ir paliko. O kur tu sakai kapotas šičia? Išpakliuota matyt, ne? Ne, čia yra per gilus įbrėžimai ir čia sumatavau laką visą nėra. Nu viskas. Ir aš tas įbrėžimus geriau palikau negu jau tam, kad jau tokių dalykų nuogi. Tai džiaugiuosi, kad viskas patiko. Normaliai, nu tu. Jo, 15 darbo valandų ir 3 etapų. Čia tą pusę priklijavai. Jo. Suklijavai visą. Buvo trūkęs visai kaip rūkų. Aš jį suklijavau ir įstačiau. Gerai, maišinti. Viską darai, ar tik poliruoji? Visą komplektą gali užsakyti. Atvaryti daužtą automobilį ir išvažiuoti sutvarkyti. Turi remontuoji čia?
Jo, yra komanda, yra dažymo kamera. Ir mes dirbam Ai, visi tu čia kartu. viską daryti žinosiu kitą kartą, jeigu pasikabreitum. Tai ką, tai viskas, ne? Ne viskas, dar pinigų reikia. Pinigų tau reikia. Visas priemonės galima įsigyti mūsų parduotuvėje, elektroninėje erdvėje. Linką į mūsų parduotuvę mes paliksim po šito videku.